Labą dieną. Dabar pasikalbėsim apie GIMP įrankinę, įrankių parengtis. Pirmi įrankiai įrankinė yra pažymėjimo įrankiai. Pažymėjimo įrankiai yra nuo šito iki šito. Dabar pašnekėsim tris pirmuosius paprasčiausius įrankius. Dabar visų pirma, kad kažką tai žymėt, tai reikia, kad ten kažkas tai būtų, kažkas susikurti arba įsikelti. Pas mus, kadangi nieko nėra, tai nėra ką žymėti. Tai galim ką nors susikurti. Failas, naujas, galim susikurti bet kokio dydžio lapą. Arba kitas variantas, langai. Čia matote įtaisomi dialogai ir tarptų daugybės dialogų, kurie labai reikalingi, galėsit pasinagrinėti. Yra dialogas šablonai. Tai galite pasimti šabloną, čia yra lapai A3, A5, B4, E4 aš ištryniau kažkada, paskui pasidarysiu, jeigu reikės. Tai gerai, darom B4. Ir dabar pradedam žymėti. Dabar pažymėjau vieną, pažymėjau antrą, pažymėsim rutulių, pasižymėsim kažką laisvai. Taigi, prisižymėjau. Dabar atkreipė dėmesį, kad aš ką žymiu, viskas lieka. Dabar kodėl taip atsitinka? Taip atsitinka todėl, kad nors paprastai įsijungus programą gaunasi va šitaip. Kažką tai pažymiu, visą kitą dingsta. Pagal nutilėjimą prastai būna tokie nustatymai. Dabar kodėl taip atsitinka? Čia žemiau įrankinės apačio yra įrankių parengtis. Įrankių parengtis yra įrankių valdymas. Šiuo atveju tai padaro valdymas veiksena įrankį. Šiuo atveju pakeisi dabar pažymėtą sritį. Ką tai reiškia? Pakeisi dabar pažymėtą sritį, tai reiškia, kad naujas pažymėjimas pakeičia prieš tai buvusį. Labai paprasta. Taip. Čia irgi pakeisti prieš tai pažymėtą sritį. Ir čia irgi pažymėjimą pakeisti prieš tai pažymėtas. Jeigu jūs tik įsidėgėte gimpą, tai pagal nutilėjimą pas jūs ir bus va šita komanda. Dabar galim pabandyti kitas. Tai čia jau mano įjungus kompiuterį buvo šita komanda. Kai visi pažymėjimai išlieka, galim prisižymėti keistų krengelių. Viršų šitas buvo neatšauktas. Gerai, krenginam toliau. Ir taip. Prikrengeliuosim tai. Ir taip. Šitam vėl nebežymėjau. Dabar jau tikrai prikrengeliuosim. Ir va taip. Ir va taip. Nu, taip. Ir va šitaip. Gerai, prikrengeliavom. Sekantis yra atimti iš dabar pažymėtos srities. Na, tai šituo atveju galiu pavyzdžiui išpjauti čia skylę. Dabar žiūrim, ar tikrai skylę padariau. Paėm teptuką ir nuspalvinam. Dabar dar vienas dalykas, kam reikalinga iškirpti pažymėjime skylę, tai iš karto pasakau, kad galite ne tik kirpti skylę pažymėjimus, bet galite ir daryti Ctrl A, kad pažymėti viską. Galite daryti sakykim taip atvirkščią pažymėjimą. Dabar aš čia pažymėjau, bet kadangi buvo atimti iš dabar pažymėtos srities, tai yra kaip ir pažymėtas visas paveikslėlis. Aš padariau skylę paveikslėlį. Tai yra aš pažymėjau visą paveikslėlį išskyrus šitą skylę. Patikrinam. Spalvą pasakys dėl smagumo. Prašau.
Tai va, taigi aš tokiu būdu galiu pažymėti ne tik skylę pažymėjimą, bet ir skylę paveikslėlį. Taip, dabar čia kaip ir viskas aišku, kas pasieksperimentuosit, viskas paaiškės. Sekantis dalykas, pažymėjimus jūs galite valdyti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu pasižymėjau per mažai, tai aš galiu prasiplėsti. Tas pas ir su apskritimu. Man reikia, aš galiu jį prasiplėsti. Ką mes čia dar matome? Matome išlieti kraštus ir spindulys. Spindulys išlieti kraštus, tai reiškia išlieti kraštus, o spindulys reiškia per kiek pikselių. Tai šiuo atveju to nudažysim ir bus matyti, kaip tie kraštai išsilieja. Taip, tiksliau nebus, nes išlieti kraštus reikėjo prieš pažymint, o ne po pažymėjimo, o dabar išlieti. Taip, taip. Taip, na va, kontrolė A, kraštai išsilieja. Ką mes čia dar matome, jeigu matome keturkampį, tai dar matom valainį kampą. Jis irgi reiškia tą patį, spindulys, paprasčiausiai žapalės keturkampio kampus. Ir per kiek pikselių. Taip, toliau. Išplėsti nuo centro. Išplėsti nuo centro susijęs su jo valdymu. Jeigu aš šitą varnelę nuimsiu, tai jisai tampys tą vietą, už kurios aš tampysiu. Jeigu uždėsiu, tai jisai, plėsis nuo centro. Taip. Ir taip pat galite jį vedžioti po paveiksliuką. Taip. Dabar ką daryti galima, kam reikia žymėti. Tai su pažymėta sritim, kaip sakiau, galite dirbti. Tai galite dažyti, kopijuoti. Tokiu būdu perkeldami kitą vietą ir sukurdami naujus paveiksliukus. Čia dabar aš paišiau dėl vaizdingumo apskritai, tai taip galima savaime suprantama daryti ir su nuotrauka. Tai dabar apie paprastus pažymėjimus ir jų savybės kaip ir tiek. Apie kitus pažymėjimus papasakosiu kitoj pamokoje.